kietas. Bet aš noriu paaiškinti, ką tai reiškia. Aš jums pasakysiu man neginčiamą teiginį iš 2 dalių. Niekas nieko kito išmokyti negali. Gali išdresiruoti. Bet tas teiginys nėra baigtas, negalima dėti taško, o reikia padėti kablelį. Bet mokytojas gali ir privalo kurti situacijas, kurių metu išmokstama. Ir iš esmės išvertus į paprastą kalbą, mes bandėme ir tą daryti jauna asociacija. Norėčiau paaiškinti, kai kada būna tokie nesusipratimai, kuo skiriasi asociacijos mokyklų vadovų nuo progimnazijų, gimnazijų, pagrindinių mokyklų. Vadovo asociacija tai yra vadovo asociacija visų švietimo įstaigų vadovų, kurie pageidauja įstoti į tą asociaciją. O ten yra kitos institucijų. Todėl mes esame progimnazijos. Mes veikiame 3 metus. Be galo dėkingas, kad mes turėjom galimybę šiemet pirmą kartą dalyvauti šitame konkurse, gauti finansavimą ir kas iš to išėjo. Arba kaip pirmojoje dalyje buvo pasakyta, o kam to reikia. Reikia, aišku, visiems, tame tarpe ir mums. 5 vietose įvyko susitikimai. Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje. Jeigu anksčiau bendraudavome iš esmės tai direktoriai, vadovai, tai šį kartą atsirado galimybė, kad tai susitiktų dalykų mokytojai. Ir tai buvo šaunu. Tų susitikimų rezultatas yra sukurtas intelektinis produktas, kuris yra yra elektroninėse laikmenuose ir su jomis bus galima susipažinti. Mes išnaudojame tą susitikimų laiką ir susitikti su direktoriais įvairiuose regionuose. Praktiškai grupė direktorių susirinko Šiauliuose, taip pat ir Vilniuje. Ir mes aptarėme įvairius aktualius klausimus, kurie dažniausiai buvo susiję su švietimo politika. Ir labai dėkojame Ugdymo plėtotės centrui, kad jie įtraukė ir tokias asociacijas prie tų, kurios jau veikė žymiai anksčiau. Dabar pagreitintai, kad iš tikrųjų kažkas buvo. Panevėžys, Romuva, Šiauliai. Čia ne man. Klaipėda ir Baltupių progimnazija. Kadangi, daugiau žinau, kas buvo Baltupiuos, noriu pasakyti, kad faktiškai buvo įdomių dalykų. Mums gal buvo, pavyzdžiui, mums neįprasta, nors esu girdėjęs, kad ir kiti daro. Pavyzdžiui, 2 mokytojos rodė tą pačią pamoką toj pačioje klasių paralelėje. Ir jos pačios stebėjo vieni kolegos, ir kiti kolegos stebėjo. Ir po to buvo labai rimtas toks dalykinis aptarimas. Mums atsitiko bėda. Buvo planuota tikybos pamoka. Tikybos mokytojos nėra. Tai vietoj to mes juos visus nuvedėme į kunigų seminariją ir ten pameditavome. Istorijos mokytoja mūsų Evelina staiga iškrito ir nebuvo kam vesti pamokos.
Šiaip aš esu istorikas, bet šiaip tai nelabai drįsčiau turbūt eiti ten rodytus tą pamoką. Mes turėjom studentą, buvusi mūsų mokyklos mokinį. Ir aš priėmiau sprendimą. Juk stebėti reikia ką? Ne mokytoją pamokoje, o mokinius, kaip jie mokosi. Ir faktiškai pamoka pavyko. Mes labai džiaugiamės, kad tas studentas, mūsų mokyklos mokinys, išlaikė egzaminą ir kad jį stebėjo ten apie 10 žmonių. Už tuos pačius pinigėlius bebendraudami mes aptarėme rimtus klausimus ir inicijavome, ir Švietimo mokslo ministerija lygtai jau ir pritarė, ir bus išleista trumpa švietimo problemos analizė. Nu, galų gale turi Lietuva sužinoti, kas tai yra progimnazija. Netgi ministerijos koridoriuose, kaip pasakė progimnazija, žinot, ką sako? Nesakysiu, iš kurio aukšto. Sako, čia tu kalbė apie pagrindinės mokyklas. Ir šiaip mes manome, kad ir praktiškai reikia tų kuo daugiau kalbėti, tirti, aptarinėti kelias problemas. Tai yra vaikų mokymasis pagal amžiaus grupės. Kaip yra visam pasaulyje. Ir kita labai aktuali tokia problema. Tai yra ilgos mokinių vasaros atostogos. Tai yra mokymosi praradimai. Įvedus lietuvių kalbą į Google sistemą išspjauna špygą. Anglų kalboje, kitom kalbom, be abejonės tai yra pilna. Klausykite, dabar galima aš jūs pakelsiu. Bet dabar užteks ranką pakelti. Kas už tai, kad vardan mokinių sutrumpinti mokinių vasaros atostogas? Pakelkite ranką. Ačiū. Šiaip aš turėčiau apsisukti ir išeiti. Su tokiais nebendrauju. Kad neįsiplėtotų konfliktas visai. Tai aš baigiau. Aš dar noriu pasakyti. Dar vieną dalyką. Prašom atsistoti, kas yra 2 asociacijų nariai. 2. Aš 2. Prašom atsistoti, kas yra 3 asociacijų nariai. O 4. Nesvarbu, nesako dalykininkų. Bet aplamai. Šiaip aš dar prieš kelias dienas buvau 3 asociacijų netgi vadovų. Aš atsimenu prieš 20 metų, kai atsivėrė ten tos sienos ir Skandinavų šalyje, Skandinavų vienoje šalyje, neatsimenu kurioje, buvo pateikti duomenys. Vidutiniškai Danas, man atrodo, yra 5-7 asociacijose. Taigi burkitės pagal įvairias interesų grupės. Suformuluokite savo interesą ir jį ginkite. Sėkmės.